vienas iš komandos lyderių, arba bent jau buvo projektuojamas kaip komandos lyderis Kobe McEwenas, su kuriuo dabar jau išsiskyrė Jonavos IBET, o čia to jau taip, dabar jau savo ekranuose matote, jog rungtynių startas turbūt šiek tiek bus atidėtas. Klaipėdos Neptūno fanų šou čia tiesiai iš pajūrio. Nežinau, ar Baltijos jūroje galima dabar tokį dalyką panaudoti gruodžio mėnesį, bet tikrai geros nuotaikos nestinga. Čia atrodo, kad gyvename tarpušvenčių kalėdinių laikotarpių, bet Neptūno fanams vasara širdyje. Taip, kaip kokios Tenerifės Lenovo, kaip fanai būtų atvažiavę. Čia galėjote šiek tiek girdėti ir trumpą Klaipėdos Neptūno pasitarimą. Arnas Berička rikiuoja savo komandos draugus kovai. Na, dabar ir krepšininkai padeda pašalinti pašalinius dalykus nuo aikštelės. Pažiūrėsim, ar Neptūno fanai bus tokie patys linksmi ir po rungtynių. Tikrai daug nuostabiai sezoną pradėjo Vovoro auklėtiniai, bet kaip ir minėjom, pastaruoju metu tas žaidimas stringa, aišku, labai traumos. Muša iš Vėžių komanda ilgai neturėjo ir Neito Johnsono, šiandien jisai registruotas, buvo atvažiavęs Dimitrijos Agravanis, komandai padėjo mėnesiui, paskui išvyko, kaip jau minėjom, dabar naują žaidėją turi tas pats Martynas Pacevičius, kuris šoks dėl ginčio kamulio, irgi kuriam laikui buvo iškritęs dėl traumų. Na, dabar Pacevičius prieš Venskų, ginčio kamuolys ir Jonavos IBET turės pirmąją ataką šiose rungtynėse. Vitalijus Zotovas. Venskaus užtvara. Kartinas Majauskui, šis Arlauskui. Arlauskas prieš Girdžiūną nusimeta kamulį Erikui Venskui. Šio netaiklus tritaškis, bet Dominikas Briutonas pirmas prie kamulio. Iškart atlieka neblogą perdavimą Venskui, Venskus Arlauskui. Arlauskas kiek kantriai sužaidžia ir pelno pirmuosius šių rungtynių taškus. Irgi ne pats kol kas sėkmingiausias sezonas Martynui. Ir vėl ta energija, kurią jau minėjau iš Jonavos komandos. Pirmoji ataka, pirmasis antras šansas po gana gero susikurto metimo iš Eriko Venskaus. Ir matome, kad antruoju metimu Klaipėdos komanda neklysta. Berička išmuša kamuolį ten Arlauskas jam, bet jis nukrenta Deširui Bui, vos 2 sekundės atakai. Meta Majauskui tritaškį veidą, labai netikslus metimas ir tiesiog fiksuojama atakos laiko pabaiga, nes Deširo Bui tritaškis net nesiekia lanko. Taip, kad ten puikiai visos Jonavos IBET gynyba ir taip pat Aurimo Majausko gynyba 1-1. Na, Deširas Bui paskutiniu metu po puikaus sezono pradžios. Pastaruoju metu šiek tiek stringa, renka po beveik 11 taškų, mažiau negu savo vidurkis 15 ir iš toli atakuoja vos 25% taiklumu. Tai ir pirmoje atakoje pamatome, kad kol kas nėra tame ritme Deširas Bui, kokiame buvo iki tol. Čia Briutonas nuo vienos kojos atšokdamas atgal iš vidutinio nuotolio netiksliai ir klaipėdiečiai gali bėgti į greitą ataką, stabdo ten Mindaugą Girdžiūną Dominikas Briutonas ir pražanga dar prieš metimą. Aš jau galvojau, turėsime pirmąją minutę, pirmąjį epizodą, kuriame pražanga ties kažkur viduriu virsta 3 baudų metimais. Čia Girdžiūnas šiek tiek vėluoja įeiti į tą savo metimo fazę. Taip, apskritai dar vienas toks tikrai panašus dalykas, jog tiek DJ Briutonas, o čia Watermanas pelno pirmuosius Neptūno taškus, taiklus amerikiečio tritaškis, taip kad tiek Briutonas, tiek Deširas Bui, Jonavos IBET ir Klaipėdos Neptūno lyderiai yra dažniausiai kamuolį liečiantis krepšininkai ir daugiausiai iniciatyvos besimantis krepšininkai visoje lygoje. Ir taip, o čia dar kartą Girdžiūnas provokuoja pražangą viduryje aikštelės ir panašu, kad ir vėl pražanga fiksuojama prieš metimą. Martyno Arlauskui užfiksuota. Taip, tai 2 tikrai įspūdingus rodiklius demonstruojantis krepšininkai, bet kaip ir minėjai, ne tik Deširas Bui, bet ir Dominikas Briutonas iš tikrųjų pastaruoju metu tikrai stringa. Būtent šių krepšininkų mikro dvikovą dabar ir galite matyti. Bui prieš Briutoną. Pacevičiaus užtvara. Nesikeičia gynyboje IBET. Bui toliau su kamuoliu. Dar viena Pacevičiaus užtvara. 2-2. Šį kartą jau išsikeičia gynyboje IBET. Briutonas lieka prieš Pacevičių. Kamuolys nukeliauja iki Beručkos. Kaip sėkmingai tenai Briutonas išmuša kamuolį Arnui. Taip, ir matome jau antroji ataka, kurioje IBET keičiasi praktiškai visomis užtvaromis ir Neptūnų belieka žaisti 1-1. Prieš tai Deširas Bui net nelietė lanko, dabar lieka vos kiek mažiau nei 4 sekundės. Užmetamas kamuolys Pacevičiui, sugeba sugauti į Martynas ir
nesunkiai ten įveikia Eriko Venskaus gynybą po krepšių. Na, aišku, iš tokių pozicijų čia visiškai Martyno Pacevičiaus duona. Na, čia per lengvai vienos užtvaros pagalba įgauna pranašumą Pacevičius. Pirmoji pražanga ir Klaipėdos Neptūno komandai Arnas Beriučkas, stabdydamas DJ Briutoną. Išsidirba pirmąją asmeninę, taip pat ir pirmąją komandinę pražangą. Pirminėjai tikrai labai įdomu bus pamatyti Brandono Childreso pasirodymą Jonavos ekipoje, nes dabar tikrai Briutonas yra likęs toks, sakykime, vienintelis kažkiek draskantis gynybą individualiais veiksmais žaidėjais. O čia dar vienas žaidėjas, kuris gali draskyti, Martynas Arlauskas. Dabar jo rolė yra išaugusi ir matome, kad jis jau antrąjį kartą šiame mače bando atakuoti Mindaugą Girdžiūną. Ir manau, kad čia yra šioks toks sumanimas iš Jonavos CBet trenerių štabo. Seinas, Watermanas ir toliau. Nei sekundės dalies nesudvėjoja, meta tritaškį. Jis yra taiklus, kaip puikiai Arlauskas čia suranda Eriką Venskų. Ir dar vienas sėkmingas Martyno epizodas. Kaip puikiai čia atėjus Pacevičiui į pagalbą nusimeta kamuolį komandos aukštaūgiui. Ir kokie greičiai iš CBet komandos po praleistų taškų praeina vos 4 sekundės, jie jau yra kitoje aikštelės pusėje. Čia yra jų žaidimo stilius, čia yra jų vizitinė kortelė. Taip, tikrai kančios krepšinio nenori žaisti Mantas Šernius. Ir čia Arnas Beručka savo kovą panašu, kad laimi dar vieną šansą svečiams. Būtent nuo Zotovo kamuolys palieka aikštelę. Na ir viena aikštelės pusė Arlauskas bando žaisti prieš kiek mažesnį Girdžiūną, bet čia gynyboje jam tenka dirbti su aukštesniu už save Arnu Beručka. Vėl besibaigiant atakai, šį kartą metimas kiek sėkmingesnis, bet taip pat netaiklus ir Briutonas šį kartą neatlieka metimo greitoje atakoje, įvedamas kamuolys Venskui, šis nugarą į krepšį, puikiai Pacevičius išmuša jį ir Klaipėdos Neptūnas gali užpulti greitame puolime. Pacevičius prie Zotovą, gero ūgio persvarą ir svorio persvarą turi Pacevičius, bet ukrainietis. Bet Zotovas turi greičio persvarą ir aktyvumo persvarą, čia ta persvara ir laimi. O čia nespėja Pacevičius atėjęs į pagalbą nupūsti Majausko metimo ir CBet veteranas ir kapitonas lygina rezultatą 8-8. Vėl po perimto kamuolio Majauskas prieš žemesnį Beručką. Jonava žaidžia taip, kol kas kaip ir nori žaisti, greitas puolimas, greiti metimai. Bet nepavyksta apsiginti. Taip, Briutonas šiek tiek išgąsdino Pacevičių, nepamatėme dėjimo, bet taiklų metimą vis tiek pelnė Martynas. Na, tempas tikrai super didelis, ypatingai po netaiklių metimų. Čia Deširagui pražanga. Tempas smagus. Tempas smagus. Jonava, šiame sezone Jonavos CBet komanda treniruojama Manto Šerniaus yra tikrai labai smagu stebėti. Daug greito krepšinio, jokių stabdymų ir daug 1-prieš-1 žaidimo. 5 žaidėjai išsidėsto aplink tritaškį. Dabar matome ir Aurimas Majauskas ten kampe. Na, nominalus vidurio puolėjas šioje komandoje laukia kamuolio. Čia bando jį perduoti Erikui Venskui, bet Martynas Pacevičius išmuša šį kamuolį. Tai vėlgi galime prisiminti, mes kalbame dabar apie nelabai sėkmingą Jonavos atkarpą ir tos pralaimėjimus, bet kita vertus, na, prieš sezoną turbūt ir pamatę komplektaciją, tikrai daug ekspertų kalbėjo, jog, na, lentelės dugne galbūt labiau matytų Jonavos CBet, o Mantas Šerniaus auklėtiniai turi 5 pergalės per 12 rungtynių. Čia Kirvesas tik įėjęs į aikštelę meta tritaškį labai netaiklų. Na, čia reikėjo atakuoti, buvo likusios vos 3 sekundės. Dešiūras buvo įspaudžia akceleratorių, bet nepataiko iš po krepšio. Ir čia jau viskas keliasi į kitą pusę. Taip, akceleratorius spaudžia, jau Majauskas vėl labai gražiai atiduoda kamuolį įsibėgėjusiam Briutonui ir šio pirmieji taškai šiose rungtynėse vėl lyginantis rezultatą 10-10 sužaidus pusę pirmojo kėlinio. Na, jeigu neklystų, 6 taškai iš eilės iš Jonavos komandos pelnyti greitose atakose, kol kas visiškai nesiseka Neptūnai stabdyti. Ir toliau ganėtinai tvarkingai pražangas renkasi komandos. Nepamatėme dar nei vieno baudos metimo, visos pražangos prieš metimą. Simas Jarumbauskas dabar taip pat pasirodo Jonavos CBet gretose, sėdasi ant suolo Majauskas, taip kad priekinė linija kol kas pakeitė Mantas Šernius, visi perimetro krepšininkai lieka aikštelėje, tiek Zotovas, tiek Arlauskas, tiek Briutonas. O Neptūno gretose ir Neitas Johnsonas bei Tomašas Pavelka. Bui prieš Kirvesą, na, čia žais 1-prieš-1, veržiasi į dešinę, metant šokdamas tikrai ne patį patogiausią metimą. Ir šią dvikovą laimės tas
Trečias išsikeitimas iš Sibet komandos, trečią kartą Klaipėdos Neptūnas neužpuola. Arlauskas įkvėptas tų gerų epizodų, metai iš toli nepataiko, bet Jarumbauskas iškovojęs antrąjį šansą išprovokuoja Neito Johnsono pražangą. Na čia ekranuose Jonovo. Tai šio pirmojo kėlinio momentai Zeino Watermano tritaškiai, na ir tikrai puikus kol kas Martyno Arlausko startas, o čia ir priminimas, jog vasario 15-16 dienomis mes visi būsime Vilniuje, kur vyks Citadelė KMT. Finalo ketvirtas ir QR kodas buvo jūsų ekranuose, galite skanuoti jį ir pirkti bilietus, kad būtume ten ir jūs. Abiems šios dienos komandoms pirmasis mačas ketvirtfinalis šiandien nusisekė. Jonavos komanda neatsilaikė prieš Wolfsburg, bet o Neptūnas krito namuose prieš Vilniaus Rytą. Taip, tam, kad nebijo ar Jonava dar turėtų kažkiek šansų tiek Citadelė KMT serijoje, jiems reikia puikaus DJ Briutono. Pelno 2 taškus amerikietis, išveda savo komandą į priekį 12-10. Neitas Johnsonas kitoje aikštelės pusėje, šiek tiek kontakto ir fiksuojama pražanga Vitalijui Zotovui. Taip pat prieš metimą. Nebloga pražanga ir vėl ketvirtoji Jonavos Sibet komandai. Johnsonas atrodė kiek jau galbūt įgavęs pranašumą. Ketvirtoji jų pražanga ir dar po nei vienos iš jų varžovai nemetė baudų. Tai kol kas tvarkingai pražangas naudoja. Taip, čia tiesą pasakius, Neitas Johnsonas, jeigu būtų išmetęs kamuolį, tai manau gal ir būtų skirti baudų metimai. Jūsų ekranas ir Jonavos naujokas, o čia ir Neptūno. Naujasis krepšininkas Didžios Britanijos rinktinės kapitonas Miles Hesonas. Peručka drąsiai iki galo, bet nepataiko iš po krepšio. Pavelka taip pat ne visai užtikrintai, bet pelno vis dėlto 2 taškus, 12-12. Briutonas. Jarumbauskui prie tritaškio ir čia Zeinas Watermanas iškart nepatenkintas. Simas Jarumbauskui berods tu komentavai, Augustai, tas rungtynes, kur ne vieną kartą Simas atsidurdavo ant parketo ir tikrai vieną kartą dar ir nemažas kipišas kilo aikštelėje. Prisijungė ir Jonavos arenos apsauginiai labai greitai įbėgo į aikštelę. Tai ten, kur Simas Jarumbauskas, ten dažnai būna daug veiksmo, daug visokių konfliktėlių žaidėjų. Tai tikrai nemėgsta žaisti prieš jį varžovai. O čia Kreišmontas buvo laisvas likęs prie tritaškio, nepataiko, kovoja dėl kablio Arlauskas ir plojimai iš Jonavoje susirinkusių fanų tiek jam, tiek visai komandai. Čia galėjo vyšnė ant torto būti Jarumbausko tritaškis, metimas netaiklus, bet pameta Luko Kreišmontą, Klaipėdos Neptūnas pelno 2 taškus. Kokia energija iš Jonavos Sibet krepšininkų ir nenuostabu, kad Jorgas Vovoras yra nepatenkintas. Tik jūsų ekranuose ir matote Jonavos Sibet, kol kas tik 2 taškais renka taškus, nuostabus procentas, 7 iš 8, 88%, bet 3 taškai nekrenta. Iš po krepšio kol kas viską gali rinktis taškus pelnyti, tai kam tada tais 3 taškais tiek įremtis ir kitas statistinis rodiklis krentantis į akis yra 7 atkovoti kamuoliai prieš Neptūno 4. Jonava prametė 6 metimus ir turi 4 antrosius šansus. Tai praktiškai kiekvieną netaiklų metimą kol kas kartoja, todėl visiškai sakau, nenustebino manęs Jorgio Vovoro tokia greita vandens pertraukėlė po tik ką buvusios komercinės pertraukėlės. Čia vėl ta energija, kurią minėjai Martynas Arlauskas. Jo dėjimas iš viršaus didina skirtumą iki 4 ir Martynas Arlauskas vėl žaidžia be keitimų ir nenuostabu, nes tikrai puikiai rungtynes pradėjo. 2 metimai iš po krepšio, nuostabus perdavimas Erikui Venskio, o dabar dėjimas iš po krepšio. Naudojasi progą, kad turi išaugusią rolę. Čia matome Vovoro pokalbį su Tomašu Pavelka, bet Martynas Arlauskas tikrai žino, kad dabar yra jo momentas suspindėti, nėra blizniuko. Komandos naujokas tik ką atvykęs ir turi didesnę rolę, bando naudotis, bando rodyti didžiulę energiją. Watermanas šį kartą iš dar toliau nepataiko, Pacevičius ima kamuolį, taškai nebus skaitomi, bet 2 baudos metimus mes Martynas. Augustai, dar tik papildysiu, kad ne tik tai Vovoro pamokos Pavelkai, bet ir labai greitai Slovakai išėmė iš aikštelės. Graikų treneris vos 1 minutę 50 sekundžių sužaidė Pavelką ir tikrai ne dėl asmeninių pražangų buvo pakeistas. O čia ir debiutas su
C-Bet marškinėliais Brandonas Childressas pasirodė aikštelėje praėjusį sezoną. Vokietijoje rungtyniavęs krepšininkas, apskritai per savo karjerą Wake Forest universitetą pabaigęs 1,83 cm ūgio žaidėjas, tikrai rimto universiteto lyderis, toliau karjera galbūt klostėsi gal ir ne taip, kaip tikėjosi Latvijos, Estijos lygoje kažkiek laiko ir Graikijoje ir paskui Vokietijoje, kur rungtyniavo taip pat ir su Ignu Sargiūnu. Taip, ir ten rungtyniavo, sakykime, taip apatinės lentelės pusėse komandose, ten būdavo pakankamai rezultatyvus, bet tie procentai pataikymo iš žaidimo tikrai nebūdavo aukšti ir tu minėjai tuos kelių rungtynių atkarpas, kur jam labai tragiškai nesisekdavo atakuojant krepšį. Taip, tikrai galima susidaryti įspūdį, jog tai yra itin dažnai atakuojantis žaidėjas, kuomet Brandonas Childressas pernai yra turėjęs atkarpų ir 0 iš 17 tritaškiai ir 3 iš 27, kalbant apie, sakykime, ketverių rungtynių imtį. Čia Martynas Pacevičius vėl prie baudų metimo linijos prasižengta buvo prieš jį, kovojant dėl atšokusio kamuolio. Ir čia pataiko Martynas pirmąjį baudos metimą ir pažiūrėsime, kaip jam šiandien seksis visų rungtynių metu tą daryti, nes pirmajame tarpusavio mače jisai rinko 13 taškų, bet pataikė tik 3 baudos metimus iš 10. Tai dabar pataiko 1 iš 2. Iki 2 taškų tirpsta C-Bet pranašumas ir toliau aktyviai palaikomi vietinių aistruolių yra Manto Šernio auklėtiniais. Čia Childresso ir Kirveso 2 prieš 2. Childressas į dešinę žaidžia iki galo. Ten Pacevičius gal kiek ir netgi lietė metimą, bet kokia atveju metimas netaiklus, o Kirvesas pelno 2 taškus. Ir Brandonas Childressas pirmoje atakoje viską kaip ir padarė gerai, susikūrė gerą metimą iš baudos aikštelės. Nepavyksta jo pataikyti, bet vėl Mikelis Kirvesas ir 5. Jonavos C-Bet antrasis šansas. Beručka surastas laisvas kampe, netaikliai Arnas ir Kirvesas ima kamuolį. Gal Childressui. Childressas prieš 2 varžovai prieš jį, siunčiamas kamuolys Jarumbauskui, ten gerai sužaidžia gynyboje Neptūnas, perima kamuolį ir siunčiamas į greitą puolimo Watermanui 2 taškai. Ir čia jau Neptūnas naudoja Jonavos C-Bet pagrindinį ginklą ir pelno 2 taškus greitoje atakoje. Taip, nenori žaisti pozicinėme puolime nei viena, nei kita komanda. Dabar Briutono ir Kirveso 2 prieš 2. Perdavimas Kreišmanui surandamas, laisvas, Childressas kampe ir pirmųjų taškų dar teks palaukti. Netaiklus tritaškis. Vėl gali užpulti greitai, 2 prieš 1, koks buvo geras perdavimas. Beručkos 2 taškai ir Mantas Šernius kantrus. Dar vandens pertraukėlės savo neprašo, rezultatai esant lygiam 18-18. Dažnai treneriai naudoja tą strategiją, kad 3 kartus nepavyksta užpulti ir 3 kartus varžovo komanda vidury rungtynių pelno taškus, tuomet yra imamos minutės pertraukėlės. Čia 7. Jonavos C-Bet tritaškis skrieja pro šalį. Nepatenkintas Neitas Johnsonas, rodomas mum ir Dešiūras Bui, kuriam yra šita antroji asmeninė pražanga. Žiūrime epizodo pakartojimą. Čia Kirveso ir Pacevičiaus kova ir kur du pešasi laimi Childressas, jisai galės dabar nuo baudų metimo linijos atsidaryti, o į rungtynes žengia ir Modestas Babraitis, pakeitęs DJ Briutoną. Čia jūsų ekranuose prieš tai buvo Žygimantas Janavičius, bet mums įdomiau, jog Milesas Hessonas pasirodo pirmą kartą su Klaipėdos Neptūno marškinėliais, kaip berods prieš rungtynes minėjo Jorgos Movoras, tai nesant Davidui Gailiui tikrai reikia ir Mileso Hessono pagalbos ir tikrai bandys protingai paskirstyti krūvį. Čia pataiko pirmąją baudą Childressas, pataiko ir antrąją. Sveikiname jį su pirmaisiais taškais LKL čempionate. Pažiūrėsime, kaip greitai pasiseks tą patį padaryti ir Milesui Hessonui. Milesas Hessonas net 3 metus Japonijoje praleido žaidėjas. Pradžioje antroje lygoje, paskui Japonijos pirmosios lygos outsideriuose. Net su Ivanu Guva, tokiu legendiniu veikėju, yra kartu vilkėjęs tos pačios komandos marškinėlius. Tai toks 4-3 pozicijos žaidėjas, kiek teko domėtis prieš jam atvykstant ar paskelbus apie jo atvykimą, pažiūrėsime, kaip jis atrodo gyvai. Taip, ir jis dabar kartu su Martynu Pacevičiumi, tai nieko keista, kad įdengia Simas Jarumbauskas, labiau turbūt vis tiek 4 pozicijos žaidėjas į tą vietą, kurioje buvo ir Agravanis, čia pirmasis jo metimas. Ojojoj.
Stiprus tritaškis, nepataiko nuo lentos Milesas, teks dar prisitaikyti prie BC LKL lankų. Čia Jarubauskas atakuoja, Beručka, ateina Hesonas į pagalbą ir vos nesuklysta. Jonava vis dėlto vos atsiemus suklysta, nes Modestas Pabraitis bandydamas ištraukti kamuolį iš aikštelės mina galinę liniją, taip kad paskutinis žodis paskutinį žodį galės tarti būtent svečiai. Klaipėdos Neptūnas 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir aišku iki galo, jei tik panorės, galės kamuolį laikyti Žygimantas Janavičius ir jo komandos draugai. Janavičius prieš Babraitį. 8 sekundės, Macevičiaus užtvara, keičiasi gynyboje į bet. Neitas Johnsonas pasirenka atakuoti dabar ir dar 2 sekundės. Ir čia per visą aikštelę paleidžia kamuolį ir Kelis Kilvesas. Na, panašu dar buvo ten laiko atlikti ir geresnį perdavimą, bet po kalėdinių žaidimų Jonavos arenoje grįžtame į antrąjį kėlinį, jau netrukus jo pradžia. Jūsų ekranuose ir geriausias pirmojo kėlinio krepšininkas Zeinas Watermanas. Iššovęs 2 tritaškius ir pridėjęs 1 taiklų dvitaškį bei 2 atkovotus kamuolius per pirmąjį kėlinį. Kol kas jo žaidimas, jo taškai laiko Klaipėdos Neptūną šiose rungtynėse, nes energiją jie tikrai atsilieka. Čia ir Tomašas Pavelka grįžta į aikštelę po nesėkmingos pirmosios savo atkarpos. Hesonas veržiasi į kairę pusę, Majausko gynyba ir antras kartas nuo lentos nemeluoja. Gal jis kiekvieną metimą bandys atlikti nuo lentos, bet čia gražiai, 1 prieš 1 įveikė, atšoka nuo vienos kojos. Užtikrintas metimas, atrodo, kad pasitikėjimo šiam žaidėjui tikrai netrūksta pirmame BC LKL mače. Na, kaip ir minėjai, tikrai bent minimalios pagalbos reikia. Vovoro auklėtiniam negali tokia trumpa rotacija žaisti visą sezoną. O čia Majauskas prieš tą patį Hesoną, aktyvi ten Brito gynyba. Ir toliau labai aktyviai gynėsi Britas, bet nesutrukdo Majauskui pataikyti, sukantis per petį, atšokant iš vidutinio nuotolio. Labai gražus metimas. Sunku tenais kažką dar ir padaryti varžovai, kuomet Majauskas taip atšoka nuo savo pirminio paso. Tomašas Pavelkai. Nuostabus Beručko ir Pavelkos 2 prieš 2. Ir dar šiek tiek dovanų Jonavos arenai ir jos darbuotojams iš Klaipėdos fanų. Tikrai labai energingai, sakyčiau, daug energingiau atrodo klaipėdiečių fanai nei krepšininkai kol kas, bet aišku, kad ir kaip bebūtų tas skirtumas, na, iš esmės apylygiai žaidžia komandos, tik 2 taškus į bet pranašumas. Dabar Johnsonas su kamuoliu prieš jį Babraitis, atšokdamas meta 10-asis Neptūno numeris ir net nepataiko į lanką. Gali greitai užpulti čia jonaviečiai, bet slysta kamuolys iš rankų Childressui ir dabar jau 2 prieš 1. Wow, na tikrai į gražiausius rungtynių epizodus nepateks šie 2 epizodai. Iš pradžių labai apmaudi klaida vienoje pusėje ir toliau Beručkos perdavimas ir tiesiog nuo Hesono smakro panašu, kad kamuolys tiesiog nepagavo kamulio. Nu, prieš tai matėme Brendono Childressą pirmąjį taiklų metimą iš žaidimo. Ten buvo gražus jo vidutinis metimas, šiek tiek atšokus atgal, palei galinę liniją. Ir labai trūko tokių metimų Jonavos bet komandai. Majauskas taškuoja, Hesoną nepataiko, bet panašu, kad kovoje dėl atšokusio kamulio. Ir čia yra Jonavos bet komandos nominalus vidurio puolėjas, kuris buvo su kamuliu, su driblingu, tarp tritaškio ir aikštelės vidurio ir apžaidė savo varžovą 1 prieš 1. Pasako, manyčiau, kad daug kokia nestandartinė yra ši Jonavos bet komanda. Na taip, sakykime, tas pats Erikas Venskus, kuris dažniausiai kartu su Mojausku dalinasi 4-5 poziciją. Tikrai Venskus, na, irgi galbūt labiau netgi 4 numeris nei 5, bet šį sezoną, aišku, to tokio aiškaus išreikšto 5 numerio net ir neturi. Dabar ir BC LKL elektroninės parduotuvės reklama jūsų ekranuose. Vėlgi griebkite telefoną, skanuokite QR kodą, jei arba pavėlavote, kad nors jau nupirkti ir esat skoloj kalėdinė dovana. Jeigu reikia taisyti situaciją kažkur. Taip, kaip čia teko skaityti, kažkas 23-24 dieną tikėjosi dar nuvažiavę į miestą susipirkti dovanas, paskui nukėlė šiuos planus į tarpušventį, taip kad puikus šeštadienis apsipirkti oficialios BC LKL atributikos, o čia
Ir tie Aurimo Majausko baudų metimai, taiklus kapitonas pirmojų bandymų, taiklus ir antrasis 26-22, sužaidus 2 minutės antrajame kėlinyje. Na ir Majauskas jau turi 6 taškus pirmajame tarpusavio susitikime BCF LKL čempionate. Majauskas buvo rezultatyviausias savo komandos žaidėjas, ten per 28 minutės jis surinko net 22 taškus, tai tęsė savo gerą pasirodymą prieš Klaipėdos Neptūną. Čia kiek erdvės Janavičiui, turbūt specialiai eina per užtvaros apačią, provokuoja mesti Neptūno veteraną, jis nepataiko, bet nepavyksta atsikovoti kamuolio Manto Šerniaus auklėtiniam, taip kad antrasis šansas Neptūnui. Na, kol kas ta statistika, kurią tu minėjai apie šių komandų tritaškių pataikymo procentą per paskutinius 5 mačus pasiteisina. Jonavos Sibet prametė visus 8, Neptūnas 2 iš 9. Čia Johnsonas pataiko tikrai nelaisvas iš vidutinio nuotolio, mažina skirtumą iki 2. Arlauskas Childressui. Childressas Majauskui, Majauskas atgal Childressui. Venskaus užtvara. Perdavimas į kampą ir ten mina šoninę liniją Lukas Kreišmontas. Na, galvojau, Childressas galbūt bandys atakuoti tą patį Tomašą Pavelką. Šį kartą Slovakas jau aikštelėje šiek tiek ilgiau ir sėkmingiau. Ypatingai kalbant apie gynybą bei kovą dėl atšokusių kamuolių. Na, praėjusią atakoje pamatėme ir Neito Johnsono pirmuosius taškus šiame susitikime. Pirmajame mače jiems sekėsi labai gerai. Čia pameta Hesoną, šis užmeta kamuolį Pavelkai, bet sugeba dar pažeisti taisyklės Martynas Arlauskas prieš metimą, taip kad tarsi išgelbėdamas šią gynybinę ataką. Pirmajame mače Neitas Johnsonas surinko 26 taškus, 10 taiklių metimų iš 15, buvo absoliučiai neįkandama mislė Jonavos Sibet komandai, o čia ir keitimas Jonavos Sibet komandoje baigė savo pirmąją atkarpą už šią komandą Brendonas Childressas. Taip, 4 taškai per 5 minutės. Tiesa, be rezultatyvių perdavimų kol kas amerikietis. O čia ir vėl. Šiokia tokia aikštės gynyba iš Jonavos Sibet komandos. Johnsonas po užtvaros iškart meta iš toli netaikliai. Ramiai kamuolį nusiema Majauskas, Vitalijus Zotovas grįžęs į aikštelę, turėjo šiek tiek erdvės, atiduoda kamuolį Venskui. Venskus iš vidutinio nuotolio netiksliai ir veiksmas greitai keliasi į kitą pusę. Čia tiesa vos nepameta kamuolio Žygimantas Janavičius. Kol kas kosminiai greičiai iš abiejų komandų. Janavičius vėl kiek erdvės mesti šįsyk iš arčiau, vėl labai netiksliai žygis ir tik vėl kaip ir praeitą kartą dar vieną šansą susikuria Volvo auklėtiniai ir šį kartą Girdžiūnas. Girdžiūnas neklysta ir lygina rezultatą 26-26. Na, ten 3 žmonių rankos buvo šalia Girdžiūno, bet Girdžiūnas turėjo vieną tikslą. Aišku, šioje atakoje tai yra mesti į krepšį iš vidutinio nuotolio ir, na, kai jam leidi nueiti į tą dešinę ranką padaryti vieną driblingą, jo procentai kyla tiesiog į dangų. Čia pick and popas Zotovo ir Venskaus tenai vėlavo, gal šiek tiek Pavelka, bet nenubaudžia Venskus. Jo netaiklus tritaškis ir, na, vėlgi, kaip jau būdinga šioms rungtynėms, nepavyksta kamuolio atsikovoti gynybiniai komandai. Žygimanto Janavičiaus pražanga, beje, Augustai, šiaip labai sunkus kol kas sezonas Klaipėdos Neptūno veteranam. Šiandien, aišku, nėra Deivido Gailiaus, bet kalbant apie tą trio, Žygimantą Janavičių, Mindaugą Girdžiūną ir Deividą Gailių, pažiūrėjau prieš šias rungtynes, pernai šie 3 žmonės Neptūnui sukurdavo 32 naudingumo balus per mačą. Šiemet šis skaičius yra vos 15. Taip, kad tas produktyvumas labai stipriai krito, kalbant apie visų 3 krepšininkų žaidimo. Čia Zotovas nuostabiai suranda Eriką Venskų arčiau krepšio, dar 2 taškai. Labai gražiai ataka iš Jonavos Sibet, kamuolys suvaikšto laiku ir vietoje, ten dvigubinama gynyba viršuje ties tritaškių ir vėliau jau puikiai dalinasi kamuolį Jonavos Sibet, sukurdami laisvą metimą iš po krepšio. Jie vis dar nėra pataikę tritašką. Pavelka laisvas iš vidutinio nuotolio netiksliai ir dar vieną šansą susikuria Volvo auklėtiniai, net išsisuka kamuolys Janavičius ir dar kartą ima kamuolį po krepšiu. Neito Johnsono skrydis, na, jeigu negali pataikyti iš toli, gali versti tiesiog taškus iš po krepšio, bet ten tiesiog plaukus gali išsirauti iš galvos Mantas Šernius, na, nežinau kiek, 5, gal net 6 kartus iš eilės jau buvo be apsigina Jonavos Sibet auklėtiniai, Jonavos Sibet krepšininkai ir, na, tiesiog nepavyksta atsikovoti kamuolio.
Jau berods 8 antrų šansus yra susikūrę Klaipėdos Neptūnas, 7 Jonavos IBET, taip kad abi komandos yra daugiau kamuolių atkovoja. Na, ne daugiau, bet tikrai labai daug kamuolių atkovoja po varžovų krepšių. Ir po pirmojo kėlinio taškai po antrųjų bandymų buvo Jonavos komandos naudai 10-3. Dabar tas skirtumas yra daug labiau sušvelnėjęs, jau 12-9 išsilygino abi komandos taškuose po antrųjų šansų. Zotovas prieš Janavičius, Venskaus užtvara. Zotovas toliau į kairę, daug kontakto ir pražanga Žygimantui Janavičiui. Nepatenkintas Neptūno veteranas, antroji jam asmeninė nuobauda, bet čia turbūt didžiausias apmaudas, jog ukrainietis stoja prie baudų metimo linijos. O dabar dar labiau mažina savo penketą Mantas Šernius. Aurimas Majauskas palieka aikštelę, vietoje Simas Jarumbauskas ir su Eriku Venskumi vidurio puolėjo pozicijoje ir su Simu Jarumbausku ketvirtojo numerio pozicijoje rungtyniaus IBET. Taip, vėlgi, kalbant apie, aišku, Martynas Pacevičius, aiškiai išreikštas centras dabar yra Neptūno gretose, bet tą ketvirtą poziciją užima Milesas Hesonas, 34 metų, kaip buvo, sakykime, pristatomas ir nominaliai aukštaūgis, bet šiaip maždaug 1,98 cm ūgio, bet jau toks ūgis nurodomas yra, kai kur net 1,95 m, taip kad tikrai nėra aukštas kaip sunkaus krašto pozicijos žaidėjas ir iš tikrųjų tą vizualiai galime dabar matyti šalia Simo Jarumbausko, tikrai žemesnis yra Britanijos rinktinės krepšininkas. Jis nėra pagal tos procentus, žiūrinti visą karjerą į aikštelę, labai plečiantis ketvirtasis numeris, tai įdomu bus pažiūrėti, kaip jį traktuos Mantas Šernius ir varžovai. Čia Pacevičius užmeta jam kamuolį ir panašu, kad pavyksta išprovokuoti būtent DJ Briutono pražangą. Čia puikiai sužaista high-low situacija, kuomet vienas iš aukštaūgių kerta ties baudos liniją ir vėliau ieško kito aukštaūgio arčiau krepšio ir dabar po šio epizodo Jonavoje yra skelbiama vandens pertraukėlė. Po to, sakykime, serijos yra 285-285. Tikrai kol kas labai atkaklios ir šios rungtynės 30-28. O jūsų ekranuose ir komandinė statistika, vėlgi per abi komandas 2 iš 21 berods tritaškiai, tai tikrai tragiškas pataikymas ir vėl nesikartosime galbūt per daug, bet tikrai žiūrint tas ir individualių krepšininkų serijas, labai prastai pataiko tiek vienos, tiek kitos komandos lyderiai pastaruoju metu. Čia matome nepataiko ir komandos naujokai. Hesonas klysta nuo baudų metimo linijos, netaikli pirmoji, bet taikli antroji bauda. Čia ir Neptūno aktyvieji fanai, jie ir toliau labai pakiliai nusiteikę, havajietiški marškinėliai, tai įvairūs. O čia pražanga puolime ir atrodė, jog labai sėkmingas epizodas Martyno Arlausko, galbūt 2+1, bet vis dėlto fiksuojama jo pražanga ir tai jau trečioji asmeninė jam. Beje, prieš vandens pertraukėlę trečioji asmeninė buvo užfiksuota ir Dominikui Briutonui, taip kad tikrai pirmieji pavojaus signalai, aišku, kalbant apie perimetro žaidėjus Mantai Šerniui. Ką įdomu dabar darys Mantas Šernius, esame antrojo kėlinio viduryje. Briutonas jau ant suolo. Arlauskas dar lieka aikštelėje. Kol kas neblogą mačą tikrai žaidžiantis Martynas Arlauskas, prarasti dar ir jį, bent jau iki trečiojo kėlinio. Būtų tikrai nelengvas iššūkis. Girdžiūnas. Ir čia kaip tik Martynas Arlauskas prie jo gynėsi, buvo švilpukas ir nebejojau, sekundai tikrai buvo toks. Tikrai pakilęs kraujospūdis buvo tiek Martynui, tiek Mantui Šerniui, bet čia fiksuojami žingsniai Mindaugui Girdžiūnui, taip kad Neptūno klaida ir jonaviečio atsakymas turint 1 taško persvarą. Jarumbauskas prie tritaškio išmuštas kamuolys jam, bet viskas galų gale baigėsi neblogai, nes fiksuojama pražanga 20-ajam Neptūno numeriui. Ketvirtoji komandinė, taip kad dar nemes baudų šeimininkai, o Neitą Johnsoną keičia Arnas Beriška.
Zotas Dečiuras Bui šios dienos mačiai yra be taškų, minėjau jo tą prastesnę atkarpą šiandien irgi. Beveik 10 minučių aikštelėje visi 4 pramesti metimai, čia Venskus nemeta iš toli, veržėsi prieš Pacevičių, rodo savo raumenis ir vėliau jau šypsosi savo komandos draugams, kaip ir šypsosi Jonavos arenoje esančių šokėjas. Taip, universalumą parodo Venskus, tikrai prametęs 2 tritaškius ir toliau negerbė jo metimo Neptūnas, o čia absoliučiai nepagarba Pacevičiaus metimui, bet šis nuo lentos, taip. Čia Zoltovas veržėsi prieš Dešiurą Bui, šis bando perimti kamuolį iš už nugaras ir čia kažkam yra užfiksuota pražanga. Čia šypsosi Pacevičius, dabar jau ir... Ne iš džiaugsmo tikrai. Ne iš džiaugsmo, taip. Iš pradžių iš nuostabos, kad jam pražanga. Dvigubas kontaktas ir Pacevičius bėga atsipūsti. Reikia keitimo po tokio epizodo. Reikia keitimo ir dar pavarijuoja sudėtimi Vovaras. Šį kartą Vovaro dar vienas pakartojimas. Augustas Šuliauskas iki šiol be žodžių. Zotovas taiklus nuo baudų metimo linijos. Dabar įdomu, aišku, jog abi komandos žaidžia be centrų, sakykime, be nominalių centrų. Zeinas Watermanas ir Milesas Hessonas Neptūno gretose, Simas Jarumbauskas ir Kirvesas Jonavos IB. Taip kad labai maža sudėtimi abi komandos. Dešiuras Bui. Ten stringa iš už užtvaro Zotovas, to pasekoje pasikeičia gynyboje žaidėjai, bet tiesiog Gridžiūnas pasirenka atakuoti iš toli, bet jei neišnaudojo to ūgio pranašumo atakos metu, tai Hessonas tiesiog nuima kamuolį nuo Zotovo galvos. Tai būtent ten iš karto prie pirmosios užtvaros keitėsi šeimininkai. Hessonas kamuolio negavo, bet tos viskos susikeitimo gynybos vienas iš minusų yra viena iš tų rizikų, kurią tu prisijėmi kaip treneris, kai ją naudoji, yra būtent atkovoti kamuoliai puolime. O čia Brentonas Čidrasas grįžta į aikštelį, jis keičia Martyną Arlauską, kuris, priminsime, kad turi 3 asmeninės pražangas. Taip, įdomu, jog Brendonas Čildrasas praėjusią sezoną Vokietijoje Hakro Merlins komandoje žaidė su 2 Kauno Žalgirio fanam labai pažįstamais pavardėmis Leo Westermanu ir taip pat Tremelu Dardenu, kuris dar vis rungtyniauja 42 metų. Įspūdinga karjera. Lengvasis kraštas, jo, turbūt ir Kaune prieš gerus 10 metų rungtyniavęs, dar vis tęsia karjerą, 7 taškų, respektabilus vidurkis. Vokietijoje čia nukeliauja kamuolys šiaip taip iki Simo Jarumbausko ir toliau iš po krepšio puikiai naudojasi progomis Jonavos IB, dar vis nepataikė nei vieno tritaškio, 0 iš 9 kol kas. Ir čia buvo šiek tiek tokia aikštės gynyba iš Klaipėdos Neptūno, kuri nori neleisti tų metimų iš baudos aikštelės. Ir vis tiek Jarumbauskas pelno 2 taškus, o čia atsako iš baudos aikštelės ir Zeinas Watermanas. Tikrai galima susidaryti įspūdį, jog Milesas Hessonas taip pat tikrai yra, sakykime, tas toks galbūt nebūtinai pass first, bet tikrai ieško komandos draugų ir iš žaidimo nugarą dažnai bando nusimetinėti kamuolį, ką padarė ir ten. Atrodo, kad tiesiog protingas žaidėjas, kuris visada atliks teisingesnį sprendimą aikštelėje. Kirveso netikslus metimas iš vidutinio nuotolio, 3 prieš 2, dabar jau 4 prieš 4. Ir atlieka Watermanas tiesiai perdavimą Jarumbauskui, 3 prieš 1. Jarumbauskas Zotovui, Zotovas iš po krepšio 2 taškai. Ten Jarumbauskas buvo paskutinis grįžti į gynybą, Neptūnas turėjo 5 prieš 4 pranašumą, bet galiausiai šitas ir prieš minutės pertraukėlę pamatėme dar vieną tokį epizodą ten. Simas Jarumbauskas vėlavo grįžti į gynybą, kadangi gulėjo ant žemės ir prašė teisėjų pražangos, bet viskas jam baigėsi tiesiog idealiai. Jis perėmė tą kamuolį ir pelnė 2 taškus. Zotovas. Dešiuras Bui, kaip ir minėjai, kolega, kol kas be taškų, visi 4 pramesti metimai, tiesa 5 rezultatyvūs perdavimai ir nei vienos klaidos. Prieš jį Zotovas, Watermano užtvarą, dabar jau keičiasi gynyboje Sibet, prieš Bui Kirvesas. Klaidina Estą, Bui, nusimeta kamuolį Hessonui, nėra gero metimo kol kas, reikia atakuoti krepšį ir iš vidutinio nuotolio prameta Britas, bet Watermanas kaip nuima dar vieną kamuolį.
Ir dar vienas Neptūno šansas tiesiog baigėsi netikslių metimų iš vidutinio nuotolio. Na, atrodo, kad Hesonas tikrai stabilių metimų nepasižymi. Čia vėl baudos aikštelėje pranašumai. Ir Kreišmontas turi prie savęs Mindaugą Girdžiūną, kuriam belieka tik prasižengti. Ir ši pražanga siunčia Kreišmontą prie baudų metimo linijos, kadangi Neptūnas jau yra prasižengęs 5 kartus. Kaip tau pirmas įspūdis, Lukai, apie Milesą Hesoną? Taip, kaip ir minėjau, manau, visai protingas galbūt, kaip ir sakė, žaidėjas, arba bent jau tas, kuris tikrai ne vien tik tai žiūri į krepšį, bet gali surasti komandos draugus, tik kaip minėjai. Čia ir Dainius Šalenga žiūri šias rungtynes. Tik tai problema, kad kai Milesas pažiūri krepšį, tai tikrai to stabilumo, neaišku, ar tai yra geras ženklas, nes kol kas to stabilumo labai trūksta. Žiūriu į statistiką, vienas metimas iš 3, bet dar turbūt... Vienas iš 4. Vienas iš 4, taip. Taiklus baudos metimai nepradžiuginė Jonavos Sibet faną ir toliau įtampos kupinas veidas. Čia kiek mažiau nei 1,5 minutės ir čia kiek kontakto tarp Bui ir Zotovo nesusikalba. Gynyboje jau Kirvesas su minėtų ukrainiečių, bet nenubaudžia jo Bui. 5. netaiklus metimas šiandien. Kiek laisvės ten turėjo Dešiūras Bui, bet visgi jo tas prastokas pataikymas iš 3 taškų zonos kol kas tęsiasi. Čildrasas prieš jį Watermanas. Ir pražanga puolime Simui Jarumbauskui. Bandant užsiimti geresnę poziciją po krepšiu. Bet ir Mantas Šernius labai bando parodyti rungtynių arbitrams, kad Neitas Johnsonas tiesiog atšoka po kiekvieno kontakto ir tai turėtų būti pražanga gynyboje. Matote dabar ir jūs Mantas Šernius savo ekranuose, bet atrodo, kad kiekvieną kartą, kuomet Jarumbauskas turi kamuolį, Klaipėdos Neptūno komandos žaidėjai tiesiog krenta šalia jo. Čia puikiai Watermanas pamato įkirtusi Arną Beročką, šis pelnė 2 taškus, mažina skirtumą iki 3. Ir dar 10 taškų Zeino Watermano sąskaitoje, vienintelis į dviženklę zoną įlipęs žaidėjas. Jonavoje tuo tarpu net 3 krepšininkai po 6 taškus. Majauskas, Venskus ir Arlauskas. Nelabai tinkami skaičiai katalikiškai šventei. Tai jau kai nori matyti tokius dalykus, tai jos ir matai turbūt. Šansas Jonavos komandai galbūt surengti 2 atakas ir paliekant Neptūnui tik 1. Pažiūrėsime, ar jie rinksis greitą metimą. Čia 2 gynyba prieš Čildrasą. Jarumbauskas, kairė ranka, 2 taškai, kaip ir minėjai. Tikrai dar galės surengti 1 ataką. Jos trukmė priklausys, aišku, nuo to, kada metimą atliks Neptūnas. Skirtumas tarp rungtynių ir atakos laikrodžio yra 3-4 sekundės maždaug. Na ir keista galbūt, kad Zeinas Watermanas ten nepalaukė užribyje kelias sekundės, tuomet tikrai laiko nebebūtų likę Jonavos Sibet. Geras pastebėjimas, o čia tik 2 sekundės ir Neptūno atakai. Neitas Johnsonas iš 3 taškio netiksliai, bet kartoja metimą Martynas Pacevičius, pelno 2 taškus. Ir dar spėja Mantas Šernius paprašyti. Grįžtame paskutiniai pirmosios pusės atakai. Tikrai įdomu, ką bus paruošęs Mantas Šernius. Na, ką ir įmanoma paruošti, išsimetant iš šoninės linijos, iš užgalinės linijos, atsiprašau, ir degant 2 sekundėms. Rungtynių laikrodyje Lukas Kreišmontas grąžins kamuolį į aikštelę. Simui Jarumbauskui ten provokuoja dar kontaktą Jarumbauskas, bet pražangos jokios nėra, taip kad rezultatas nepasikeičia po 2 kėlinių, 4 kamuolių puolime ir tikiu, kad Vovoras turėjo būti labiau patenkintas būtent savo auklėtinių pastangomis antrajame kėlinyje, bet jeigu Jonavos Sibet būtų pataikę nors tuos kelis tritaškius, kurių prametė net visus 9, tas skirtumas tikrai galėjo būti didesnis ir Jonavos komanda kol kas primeta savo žaidimo stilių ir Neptūnui nėra patogu tiek po visko išsikeitimo gynybos, tiek kitų dalykų, tiek kamuoliai puolime jos šiek tiek gelbėjo. Taip, ir beje kalbėjome, kad abi komandos turi aiškiai išreikštus lyderius Briutoną ir Bujų, abudu kol kas
yra gerokai nutildyti, o čia Zotovas aktyviai pradeda trečiąjį kėlinį, pelno 2 taškus per aukštai iškeltas Tomašo Pavelkos rankas. Neptūno atsakymas Watermanas bando tritaškių nubausti varžovus, ten jungtinėmis pajėgomis bet atsikovoja kamuolį, ko dažnai nepavykdavo padaryti pirmoje pusėje, ir vėl Vitalijaus Zotovo rankose kamuolys. Venskus. Childressas iš toli nepataiko, Jonavos bet naujokas. Ir atrodo, kad jis mėgsta tokį metimą šiek tiek atšokus, kurį labai sunku uždengti, bet tuo pačiu ir labai sunku pataikyti. O čia nepavyksta pažeisti taisyklių visų pirma Jonavos bet krepšininkam bandė tą padaryti dar prie tritaškio linijos ir leidžia laisvą Zeino Watermano tritaškį. Šįsyk amerikietis neklysta ir mažina skirtumą iki 2. Ir Watermanas atakuoja po pagavimo visiškai laisvas, Childressas meta po driblingo, šiek tiek balansuodamas į dešinę pusę, tai ta metimų kokybė iš tritaškai irgi skiriasi. Martynas Arlauskas netiksliai toliau tęsia tiek savo nesėkmingą tritaškių seriją, tiek komandos 0 iš 10. Kieta Pavelkos užtvara eliminuojanti visiškai Zotovą ir Bui pelno pirmuosius taškus, bet čia nebejoju, jog dar turės keletą pastabų, turbūt, bent jau Jonavos bet krepšininkai ar trečia. Situacija galbūt, kur tas pradinis skausmas yra pats didžiausias ir skaudžiausias, vėliau jis gali gana greitai praeiti, bet matome, kad Zotovas jau atrodo, kad nusprendžia tęsti rungtynes, viskas jau yra pakankamai gerai. Prieš minutę dar atrodė, kad labai rimtą traumą patyrė Zotovas. Smagu, kad čia nieko pernelyg rimto nenutiko, bet matome, kad šlubuoja ukrainietis. Yra ta statistikos grafo, kur tarsi užtvaros rezultatyvus perdavimas, tai čia ne ta žodį sukuria visiškai metimą Pavelka savo užtvarą, bet dabar yra Slovakas atakuojamas ir išrašo bloką Erikui Venskui. Tiesa, paskui Erikas Venskus bent jau ginčą išprovokuoja. Tokia maža pergalytė. O čia atrodo, kad Vitalijus Zotovas visgi neišvaikščios tas skausmas. Čia dar kartą Pavelkos blokas. Erikas Venskus atrodo net neišmeta to kamulio, nesugeba pašokti. Slovako gynyba šį kartą buvo geležinė. Taip, Zotovas tikrai tvirtas vyras, bet kažkiek prisės, bent trumpam atokliu, tai negali pilna jėga rungtyniauti. Grįžta į aikštelę DJ Brutonas, o čia Childressas spaudžia Neitą Johnsoną. Sudegina nemažai Neptūno atakos sekundžių. Bui, įmetamas kamuolys Pavelkai, ten niekas negali nieko prieš pastatyti Slovakui. 2 jo taškai ir puikus išėjimas trečiajame kėlinyje. Taip, ten po išsikeitimo jis liko prieš mažesnį varžovą. Na, aišku, visi varžovai jam yra mažesni, bet tas pranašumas buvo tiesiog per didelis. Ir labai geras perdavimas sukuria 2 taškus Neptūnui, kuris jau pirmauja 3 taškais. Taip, čia Neitas Johnsonas parodo rungtynių arbitrų, jog labai geras švilpukas. Mantas Šernius buvo gerus kokius 2-3 metrus išėjęs į aikštelę. 6 prieš 5 norėjo gal žaisti. Vienintelis būdas apsiginti prieš greitą Neptūno puolimą. Įspėtas rungtynių arbitrų buvo Mantas Šernius. Pasaugo greitajame puolime. Paskutinis žmogus. Čia Brutonas, jeigu negali iš tritaškio, kurio šiandien dar ir nemetęs dydžiai, bet visa Jonava stringa, pataiko iš vidutinio nuotolio, sumažina skirtumą ar deficitą iki minimumo. Pavelka. Perduoda kamuolį Beručkai, ten stringa už užtvaros Arlauskas, bet kaip nesėkmingai šiame epizode sužaidžia Martynas ir Beručka dar pasitikslina su arbitru, ar 3 bus baudos metimai ar ne. Čia Arlauskas šiek tiek užstringa už Pavelkos užtvaros ir vėliau jau nesugeba nesutrukdyti Beručkos metimui, kuris po... Ar ne, čia pražanga po metimo fiksuojama vis dėlto. Bet kokiu atveju yra Martyno Arlausko 4. pražanga ir matome, koks jis yra nepatenkintas šiuo švilpuku, kadangi norėjau sakyti, kad Beručka šiek tiek šoko į priekį irgi pats ir dėl to Arlauskui tiesiog buvo labai sunku išvengti to kontakto. Bui. Čia kaip nepamato perdavimo DJ Brutonas, būtų iškėlęs ranką, būtų perėmęs kamuolį, bet Beručka nepataiko prieš jį iš po krepšio ir vėliau jau pražanga Klaipėdos Neptūnui. Na tikrai. Šiuo atveju Arnas Beručka nepatenkintas, jog jam buvo kertama per rankas. Jo nuomonė daug kartų rodo tai rungtynių arbitram, bet aišku pražanga į kitą pusę ir
Būtent jam ir rašyta asmeninė pražanga, absoliučiai nesutinka su tuo Arnas ir Gytis Vilius. Dabar keliauja pasitarti su kolega. Ir jeigu gerai perskaičiau iš lūpų, 10 Neitui Johnsonui bus skirta vis dėlto pražanga. Taip. Pakeičia sprendimą arbitrai Arnas Beričkas. Kad nemelavo čia Dešiūras Bui, kai vagia kamuolį ir kaip jį tiesiai atiduoda Lukui Kreišmontui. 3-3 Kreišmontas. Daug kontakto pražanga metimo metu, turbūt Tomašui Pavelkai. Nors ten irgi, kaip jau darosi įprasta, ne vienam krepšininkui turbūt būtų galima įrašyti pažeidimą. Žiūrim pakartojimą dar sykį, bet kaip kvadratą išmušti bandė Kreišmontą Bui. Bandė tiesiog pataikyti į kojas savo varžovai Dešiūras Bui, bet nuo prarasto kamuolio iki 2 baudos metimų Jonavos Sibet nukeliauja per 3-4 sekundės. Deja, kad tie baudos metimai kol kas Kreišmontui nekrenta, bent jau pirmasis skrieja pro šalį. Prieš tai 2 baudos metimus metė, abu pataikė čia ir kalėdinėmis kepuraitėmis pasipuošė Jonavos Sibet fanai. Didelis kontrastas Neptūno fanai su vasaros atributais, Sibet su kalėdiniais. Pakartos antrąjį baudos metimą Lukas. Gali išlyginti rezultatą. Sibet krašto puolėjas. Pataiko šį sykį 46. Dešiūras Bui prieš Dominiką Briutoną. Pavelkos užtvarą. Lieka prie Bui. Iš pradžių Briutonas, paskui prieina Venskus. Ir čia pražanga dar prieš metimą. Prašo, aišku, nesportinės pražangos Neptūno krepšininkai, rodydami jos visiškai per pečius buvo apsikeikę, persisverus per petį iš nugaros, bandyti kažkaip jį pasiekti. Per tokį milžiną tą kamuolį sudėtinga labai pasiekti. Tuo pačiu net ir Aurimas Majauskas nėra jau labai mažas krepšininkas aikštelėje, bet ir jam tą padaryti yra labai sunku. Neitas Johnsonas. Ir čia pamestas Neitas Johnsonas buvo prie perimetre, būtent iš to susikurta situacija, užsibaigė iš po krepšio. Neptūno legionierius kamuotas traumų viso šio sezono metu, smagu jį matyti aikštelėje ir jisai grąžina Neptūnui 2 taškų pranašumą. Ten kyla iš už užtvaros Majauskas ir dar viena pražanga Jonavos Sibet kapitonui. Panašu, kad bandydamas atsidengti, kliudė, gal net ir alkūnę. Kliudė oponentą Aurimas. Na ir kol kas Brandonui Childressui pražanga. Taip. Pražanga puolime. Pirmoji asmeninė. Na ir kol kas trečiajame kėlinyje Neptūnas turi savo gerąjį momentą šiame mače. 5-10. Per 4 minutės pirmauja svečiai iš Klaipėdos. Johnsonas. Palei galinę liniją, dabar jau nugarą krepšiui prieš jį Childressas. Na taip lengvai vis žemo ūgio amerikiečio nepastumsi. Ir antrąjį šansą susikuria Neptūnas. Watermanas iš toli, taikliai. 4. taiklus Zeino Watermano tritaškis. Ir apskritai šiose rungtynėse yra pataikyti vos 5 taiklus tritaškiai. 4 pataikė Watermanas, 1 Dešiūras Bui. Čia dar ir praranda kamuolį Jonavos Sibet. Neptūnas toliau tęsia savo gerą atkarpą ir aš norėčiau, tu pagyrei Zeiną Watermaną, aš norėčiau paminėti Tomašą Pavelką. Jo ūgis kol kas trečiajame kėlinyje daro didžiulį skirtumą. Būtent jis atkovoja kamuolį prieš mažesnį Eriką Venskų. Išmetė gerą perdavimą, kuomet prie jo buvo keli žmonės ir sukūrė tą tritaškį laisvą Zeinui Watermanui. Tai jau 14 naudingumo balų. Tomašo Pavelko sąskaitoje vėl, tiesiog kaip milžinų įmestas jam kamuolys, jis nusimeta Watermanui, bet 5 tritaškio dar reikės palaukti. Ir čia DJ Briutonas nuo vieno krepšio iki kito slysta. DJ kova dėl kamuolio ir kaip sėkmingai sužaidžia Neitas Johnsonas. Bui, perdavimas Beručkai, 2 taškai, bet čia dar kartą reikia atkreipti dėmesį. Neitas Johnsonas ten pučia raumenis tiesiog. Laimėjęs šią dvikovą, pamatęs akies krašteliu, jog yra, jo krepšininkai priekyje, tiesiog meta kamuolį bet kur į kitą aikštės pusę. Jį pavyja komandos Stameščio. Už šį dar pastebėjimą galim padėkoti akilam, bet CFLKL žiūrovui Pauliui Ambrazevičiui. Linkėjimai Pauliui. Gražiai idėja, beje, iš Klaipėdos Neptūno fanų, kaip paminėti šį gimtadienį. Vasariškai apsirengti iškart po kalėdų. Ir sakyčiau, kad labai daug iš šiandien susirinko Jonavoje, tai komplimentai jiems.
Čia dar viena klaida iš Jonavos Sibet komandos. 2-1 Dešiūras buvo su Zeinu Watermanu. Zeinas Watermanas dar 2 jo taškai ir Jonavos komandai kažką reikia daryti. Taip, dar viena Jonavos Sibet klaida. Matote savo ekranuose atkarpa auga nuo 7-0 iki 9-0. Taip, aišku, ir visas rungtynės galima pamesti. Kirvesas prieš Pavelką. Numeta kamuolį Majauskui. Majauskas iš toli neliečia, metimas lanko. Beručka ima kamuolį ir tas, tragiškas Jonavos trečiasis kėlinys tęsiasi. Bui. Pavelka prie tritaškio. Neitui Johnsonui. Johnsonas 3 taškai. Griebėsi už galvos jau Jonavos Sibet palaikantis fanai. Skirtumas auga iki 12. Ir tikrai pastarųjų kokių 3-4 atakų metu atrodo viską teisingai puolime daro Neptūnas. Tiesa, čia gauna tritaškį. Pirmasis Jonavos Sibet tritaškis sužaidus 26 minutės. Na ir tai sustabdo Neptūno spurtą 25 ir labai reikėjo šio tritaškio Jonavos Sibet komandai. Čia pražanga puolime. Zeinui Watermanui, atrodo, ten Mikelis Kirvesas išprovokuoja šią Neptūno klaidą. Čia matome ispaniškasis pick and rollas su nugarinė užtvara ir Zeinas Watermanas čia neteisus, o mes Jonavoje keliaujame į dar vieną vandens pertraukėlę. Grįžtame į rungtynes su rungtynių šeima, kurią pristato Antėja. Nebejoju, apskritai daug šeimų lankosi BSF LKL rungtynėse. Nebejoju jų dar daugiau tarpušvenčių. Taip, ir manau, kad galbūt daug tų šeimų gavo ir kalėdinės dovanas, bilietus į rungtynes. Na, o čia grįžtame ir Jonava ir Neptūnas atrodo išsidėstęs aikštės gynybą prieš Jonavos Sibet komandą. Čildrasas. Kirvesas suranda Luką Kreišmantą, šis beveik nedengiamas iš toli ir antrasis iš eilės taiklus Jonavos Sibet tritaškis. Taip, ir atrodo, kad tas sprendimas, uždaryti baudos aikštelę šį kartą nepasiteisina, kadangi Kreišmantas meta apylaisvis ir pataiko antrąjį tritaškį Jonavos Sibet, o čia bus taškai, atrodo, neįskaityti. Ta rodo Gytis Vilius ir kiti rungtynių arbitrai. Na, įdomu ir bus pamatyti galbūt ir pakartojimą, o tikrai užsiėmęs poziciją labai seniai buvo Majauskas, galbūt klausimas, kiek ten to, tai buvo iš esmės ir to kontakto, bet... Taip, tas vienas iš dabar paskutiniu metu populiarėjančių dalykų, tai provokuoti pražangas puolime jau po perdavimo ir užsiėmė gerą poziciją Jonavos krepšininkas ir Pavelka tikrai nėra pratęs prie tokių epizodų. Na, iš tai, berods -12 jau turėjo Jonavos Sibet, o čia pučia Dešiūras Bui kartu su Martynu Pacevičiumi kelio Kirveso metimą. Taip, Lukai, tu teisus, 12 taškų pranašumą jau turėjo Klaipėdos Neptūnas. Dabar šioks toks atsakymas iš Jonavos Sibet. Čia dar Martynas Arlauskas visiškai laisvas, po išsimetimo iš šoninės linijos nepataiko. Majauskas kartoja antrojų šansų ir Jonavos Sibet jau atsilieka vos 4 taškais, o čia dar ir dviguba gynyba iš jų. Ir geras Bui perdavimas Pacevičiui. Pacevičius nedengiamam Arnui Beručkai. 2 greiti Neptūno taškai, nors ten atrodė tikrai labai gerai Dešiūra Bui užspaudė Manto Šerniaus auklėtiniai. Jau ten atrodė perdavimas tiesiog kuo aukščiau ir kuo toliau nuo savo krepšio, kad neprasileisti galimų 2 greitų taškų, o čia nepavyksta Martyno Arlauskui pelnyti 2 taškų. Gražintas kamuolys Pacevičiaus į aikštelę tiesiai Kirvesui. Kirvesas šiandieną labai netaiklus, bet kartais ir jis pataiko 2 iš 6 taiklus metimai. 4. Esto taškas, skirtumas vėl 4 taškai. Taip kad jeigu ta intriga buvo dingusi, bet dingusi labai trumpam laikui. Ten daug kontaktų tarp Kirveso ir Pacevičiaus. Fiziška kova, lieka Majauskas prie Dešiūro Bui. Daugiausiai izoliacinių atakų visoje lygoje turi Dešiūras Bui. Atakuoja šį kartą ir pats nepataiko, bet Arnas Beručka ir Zeinas Watermanas triumfuoja. Pražanga varžovam, kovojant dėl atšokusio kamuolio. 4. komandinė ir 2. asmeninė Kirvesui. Na ir pirmoji pusė Neptūnas susikūrė 10 antrųjų šansų. Šiame ketvirtyje per 8 minutės tai yra vos 3. kartas, kai jie atkovoja kamuolį puolime, bet kokiu atveju 13 atkovotų kamuolių puolime. Net ir visoms rungtynėms yra geras rezultatas, o čia dar liko 12 minučių. Bui prieš jį Briutonas.
Neitui Johnsonui atiduotas kamuolys, Macevičiaus užtvara. Dešinę verčiasi Johnsonas, prie jo Kirvesas. Vos 3 sekundės atakai, vežiasi į kairę pusę, nusimeta Bui. Iš toli taiklus Dešiūras. Čia viskas sukuria Neitas Johnsonas, 1-1 situacijoje, pasiekia baudos aikštelę, pagalbos nuo Dešūro Bui. Ir tai turbūt yra vienas iš lengviausių metimų, kokius Dešūras Bui atliko per paskutinį mėnesį, kuomet ilgai tekdavo žaisti be Neito Johnsono. Tikrai nesunkus metimas yra Aurimo Majausko, bet nepataiko. Sibet kapitonas prieš tai buvęs taiklus. Iš toli Dešūras Bui, tai yra ne taip ir toli dvigubo dublio, nors vos 6 taškai visi pelnyti per trečią kėlinį, bet jau 9 rezultatyvus perdavimus turi ir nei vienos klaidos. Fantastinis santykis, o čia ir įspėjimą gauna Georgijos Vovoras iš rungtynių arbitro, už kiek per stipriai reikš tas emocijas. Na ir įspūdinga Neptūno statistika, 22 rezultatyvus perdavimai, pataikius vos 26 metimus. Aurimas Majauskas dar tos pačios atakos metu nepataikė tritaškio, antras bandymas gerokai sėkmingesnis ir vėl tas 4 taškų pranašumas Neptūno pusėje, kurį matėme jau tiek kartų gražiai, Bui persimeta kamuolį, dešinė kaip puikiai Dešiūras Bui. Koks Dešūro Bui slalomas čia baudos aikštelėje, iš kairės į dešinę persimeta kamuolį, ten ir Martyno Pacevičiaus pagalba, šiokia tokia pastatant užtvarą be kamuolio. Visiškai LKL Kairi Ervingas. Išmuštas kamuolys Martynui Pacevičiui. Pratęs ataką Klaipėdos Neptūnas. Ir Aurimas Majauskas jau turi 14 taškų šiame mače. Atrodo, kad patinka jam žaisti prieš Klaipėdos Neptūną šį sezoną. Pirmajame tarpusavio mače buvo rezultatyviausias savo komandoje. Surinko 22 taškus tame mače. Šiandien dar vienas geras jo pasirodymas. Keliauja kamuolys prie Martyno Arlausko ir visiškai atsivėrė tritaškai Jonavos, bet jau ketvirtąjį tolimą metimą šiame kėlinyje pataiko Šerniaus aukštnevį. Vėl kaip Dešiūras Bui, gražus slalomas, puikus perdavimas Girdžiūnui. Tiesa, mesti veteranas nesiryžta, 2 žaidėjai prie Hesono. Ir žingsniai, taip. Neišnaudojo pranašumo Neptūnas, kada galėjo mesti metimą ir vėliau jau Jonavos Sibet gražiai juda gynyboje ir rotacijose. Na, o grįžtant prie jų tritaškių, tai 4 iš 8 taiklių jonaviečių tritaškių vien šiame kėlinyje. Priminsime, kad nebuvo nei vieno taiklaus per pirmasis 20 minučių. Natūralu, jog vėl tikrai didėja ir garsas Jonavoje. Aktyvėja palaikymas, o čia Briutonas degina atakai skirtą laiką. 8 sekundės jo atakai prieš jį lieka Bui. Briutonas puikiai suklaidina Dešiūrą Bui, atsiteisia varžovui už tiek daug sėkmingų metimų šiame kėlinyje. Mažina skirtumais 1 tašką ir jau Neptūno atsakymas Bui. 1 sekundė atšokęs atgal, sudėtingas tritaškis taiklus. Dešiūras Bui, na čia kokia atkarpa iš abiejų komandų. Ten Briutono puikus kojų darbas, čia Dešiūras Bui išlaukė, kuomet varžovai. Ir šiaip jau labai banguojanti atkarpoje šiose rungtynėse, kadangi Neptūnas pirmavo 12 taškų skirtumų, bet Jonavos komandai pavyko sugrįžti. Čia ir Dešiūras Bui 11 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai, 15 naudingumo balų. Jis buvo geriausias trečio kėlinio žaidėjas po to, kai neturėjo nei vieno savo sąskaitoje po pirmosios rungtynių pusės. Na ir tikrai, kaip Augustai ir sakei, per pertrauką geros rungtynės ir Dešiūro Bui. Ten porą epizodų, kurios verta atsisukti, bet čia jau galime grįžti į tiesiog veiksmą aikštelėje. Aš įsikiau netoks patenkintas 7 Neptūno numeris. Čia ir banguojanti vakarų banga, ar lyguojanti gal labiau reikia sakyti. Taip, kad pirmoji komandinė pražanga, aišku, 4 kėlinyje užfiksuota. Dabar jau Briutonas prieš Neptūno naujoką Masą Hesoną, įmetamas kamuolys Kirvesui. Kirvesas suranda savo priekinės linijos kolegą Venskų, kuris nepataiko iš toli. Na, čia Klaipėdos Neptūnui šiek tiek pasisekė, nenubaudžio jos už klaidą gynyboje. Erikas Venskus ten visiškai laisvas atakavo iš toli ir jis tikrai gali tą sėkmingai daryti. O čia Kirvesas likęs prieš Bui, na... Tikrai norėjo žaisti vienas, ateina antras žmogus, numetamas kamuolys Beručkai, netaiklus jo metimas ir ten Lukas Kreišmontas pažeidžia taisyklės kovodamas dėl atšokusio kamuolio.
ten tikrai atrodė, jog Dešiūras Bui, jei nebūtų atėjusi berods Martyno Arlausko pagalba, ten tikrai būtų suvalgęs visiškai Kirvesą, kuris jau ir kojas ten šiek tiek atrodė vos pavilko. Matėme ir prieš gerokai vikresnius varžovus. Bui, gali absoliučiai dominuoti. Kirvesas, aišku, nėra vidurio puolėjas, tai yra tiesiog nominalus vidurio puolėjas šioje komandoje. Čia jis labai arti ir perimto kamuolio. Gali keistis gynyboje, bet Dešiūras Bui tikrai nėra lengvas varžovas jam. Čia Martynas Pacevičius bandė patekti į gražiausių savaitės epizodų rinkinį. Kirvesui fiksuojama trečioji pražanga. Sakai, nėra 5 numeris, su tavim turbūt Virginijus Šeškus nesutiktų, kuriam būtent Kirvesas ir neįtiko dar sezono pradžioje Mažeika Basket Delamaudo ekipoje. Būtent iš ten persikėlė į Jonavą Kirvesas, o čia Martynas Pacevičius, dažnas svečias šiandieną prie baudų metimo linijos. Iš 5-2 tik tai taiklus baudos metimai kol kas. Baudos metimus primeta Martynas Pacevičius. Šiame sezone atakuoja 50% taiklumu, tai čia, sakykime taip, ne pagal procentus paskutinis jo pasirodymas. Briutonas atakuoja Pacevičių, gauna kokį bloką nuo Martyno ir dar kamuolys palieka aikštelę nuo būtent Jonavos bet lyderio šiame sezone, bet ne šiose rungtynėse. Dar kartą pakartojimas, kaip puikiai Martynas Pacevičius vertikaliai iššokęs ir tuomet jau kirtęs tiesiai per kamuolį. Įspūdingai atrodė Briutono šuolis, bet dar įspūdingiau atrodė Pacevičiaus gynyba ir viskas nuostabiai baigėsi Neptūnui, kadangi ir kamuolys atitenka jiems. Čia 2 Hesono užtvaros. Venskus buvo likęs prie Bui. Bui netikslus metimas iš vidutinio nuotolio ir Sibet gali sumažinti pranašumą. Venskui įvedamas kamuolys, žaisti nugarai krepšį. Masas Hesonas kaip sėkmingai sužaidžia, perima kamuolį iš oponento, bėga į greitą puolimą 4-3. Ir DJ Briutonas prasižengia. Ten kažkiek raumenį dar sumuša kristamas ant parketo Hesonas, bet panašu, kad jokio rimtesnio sužaidimo. DJ Briutonui 4. asmeninė pražanga, 4 turi ir Martynas Arlauskas. Ir sustoja šiek tiek abi komandos. Vangesnė 4 kėlinio pradžia po tiesiog taškų fiestos 3 kėlinyje. Dabar 0-0 kol kas šiame kėlinyje. Johnsonas, sudėtingas metimas, netikslus, beje, kalbant apie Jonavos bet ir Vitalijus Zotovas dar po tos traumos ir raumens sumušimo dar nebuvo. Pasirodęs aikštelėje pastovi yra šaldomas raumuo ant suolelio. Gražiai perdavimas iš Martyno Arlausko. Martynas Pacevičius grįžinėjo į baudos aikštelę visiškai nematydamas, kur yra kamuolys. Perdavimas skrenda jam pro ausį ir Mikelis Kirvesas pelno 2 taškus. Siuntėme linkėjimus Pauliui Muzevičiui, galime nusiųsti Rokui Grajauskui, kuris nebejojo, nusikeikė, išgirdęs iš Martyno Arlausko perdavimas. Buvo kolegos pasakymas, jog iš kolegos, kaip sakant, kad Martyno Arlausko perdavimas ar Jonavos bet ataka. Tai va, bet po šio nukrypimo grįžtame į įvykius aikštelėje, kur dar vienas Martyno Pacevičiaus blokas ir kartu DJ Briutono pražanga puolime. Ir tai būtų jau 5. Jonavos sporto centre, nes DJ Briutonas yra baudžiamas 5. asmeninę pražangą. Taip kad šiandien amerikietis, žaidžiantis 1. profesionalų sezoną per 18 minučių, yra, jau surinko 8 taškus ir tik 1 naudingumo balą. Taip tą pasirodymą ir baigs. Ir aš dar turiu paruošęs vieną faktelį, kaip tik tokiam atveju Jonavos bet, kuomet Dominikas Briutonas pelno mažiau nei 15 taškų, pralaimėjo 5 rungtynes iš 6 tokių bandymų. Taip kad, viskas aišku. Prastas nemėžiūrėti, supratau, Lukai. Hesonas baudžiamas
pražangą puolime, taip kad, na, sakykime, lygiavertis epizodas tik jam, ne 5. pražanga, o čia po šių rungtynių, kuomet jos pasibaigs, likite su BTV, nes kelsimės į Vilnių, ten Vilniaus Rytas prieš Panevėžio Sevitbet Lietkabelį. Lietkabelį jau ir Ryto baubas iš Citadelė KMT, ten virš 40 naudingumo balų, tada surinkęs Džordži Gagičius turėtų apsivilkti vėl Sevitbet Lietkabelio, na, taip, apakė. O čia Brendonas Childressas, pakeitęs 5 pražangas, susirinkusi Briutoną, pataiko iš vidutinio nuotolio, atrodo, vieną iš savo firminių metimų. Čia kitas naujokas bando atsakyti, bet Milesas Hesumas atakuoja netaikliai. Tik 2 taškai skiria komandas, Dešriurui Bui bus įrašyta pražanga, vos 3. komandinė ir taip pat 3. asmeninė. Tikrai įspūdinga, nemanau, kad dažnai pamatysi tokį dalyką, kuomet jau 4. kartą šiame sezone sustinkančios ekipos ir visos 4 rungtynės taškas į tašką. Prieš tai skirtumai buvo 1 taškas, 3 taškai ir 4 taškai tose 3 rungtynėse ir dar, kaip minėjom, 2 pratęsimai. Galbūt kažką panašaus matysime ir čia. Martynas Arlauskas netiksliai iš toli ir Tomašas Pavelka vėl pasistiebęs ima kamuolį viena ranka. Čia pražanga, stabdanti Neptūno greitą išpuolį. Ir čia jau ne pati protingiausia pražanga, nes peržengė komandinių pražangų limitą būtent šią Luko Kreišmanto nuobaudą, taip kad Neitas Johnsonas stos prie baudų metimo linijos. Čia atrodo, galbūt ir bandė išvengti Kreišmantas tos pražangos, tiesiog nepavyko nesusidurti su Neitu Johnsonu, kuomet jis bėga taip greitai. Ir abi šios ekipos kovoja dėl patekimo į Citadelę KMT finalo 4, kuris vyks 25 metų, iki vasario 15-16 dieną. Kaip ir minėjau, Augustai, prieš tai tikrai Neptūnas atsilieka serijoje su Rytu, Jonavosi, bet su Vilniaus Vilkais. Taip kad tikrai atsakomuosiuose mačuose Mato Šerniaus ir Jorgo Vovaro auklėtiniai turės užlipti į nemenką kalną, jog būtų Vilniuje. Jums ten patekti tikrai daug paprasčiau. Šiandien jiems sekasi tikrai kol kas geriau. +4 ir 6 minutės su pusė iki 4. kėlinio pabaigos. Čia 2 žmonės prie Brendono Childresso, jisai nesiskiria su kamuoliu. Kažkokiu tai būdu jis apeina, 2 žmonės nepataiko, tačiau vėl antrieji šansai, Simas Jorumbauskas ir jo energija. Čia įtin žemą svorio centrą, turintis žaidėjas išlaiko žemą driblingą. O Dešriurui atsakymas provokuoja varžovo pražangą. Childressas čia ir atsiprašo iš karto savo oponento už šį kontaktą. Vėl kažkiek, na, tiesiog sumuša, panašu, kad kojos raumenį. Kažkiek skausmo ir Brendono Childresso veide. Dešriuras Bui ten bando išsivaikščioti. Ir to jau ateis mesti 2 baudos metimų. Didžiulį krūvį iš tikrųjų šį sezoną turintis Dešriuras Bui. Neretai rungtyniauja gerokai virš 30 minučių ir 35. Šiandieną vėl tikrai priartės prie tų vidurkių. 25 minutės ir beje jau tas dvigubas dublis. 12 taškų, 10 rezultatyvių perdavimų ir dar kartą nei vienos klaidos. 10 rezultatyvių perdavimų, nei vienos klaidos. Įspūdingas statistikas. Pažiūrėjau dabar ir daugiausiai minutė vidutiniškai praleidžiančių, daugiausiai minučių aikštelėje praleidžiančių žaidėjų top 10, tai Dešriuras Bui nustebau, bet yra, na, tik 7, nes atrodo, kad jis tikrai turėtų bent būti top 3-tuke. Tikrai taip, o čia Childressas nepatenkintas dėl to, jog nepavyksta pataikyti metimo po Arno Beručkos pražangos ir akivaizdu, irgi išėjus ir baigus pasirodymą DJ Briutonui iniciatyvos imasi Brendonas Childressas ir atvykęs į Jonavą, nes, na, Jonavosi, bet tiesiog labai paprastai tariant reikėjo draskančio žmogaus. Mantas Šernius praėjusią savaitę po Citadelė KMT pirmojo ketvirtfinalio etapo minėjo, kad tiesiog man reikia, aš turiu gitarą, man trūksta vienos stygos. Ir Jonavos komanda tikisi, kad Brendonas Childressas būtent taps tą papildomą stygą, kurią Mantas Šernius gali naudotis. 25 minučių, 6 taškai, 2 baudos. 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 25
įdomu, jog ir centro ilgą laiką ieškojo Jonavos, bet neaišku, galbūt tos paieškos jau yra kažkiek sulėtėję arba visai nutrūkusios, o čia būtent priekinė linija Jarumbauską ir Venskų ir keičia Mantas Šernius, vietoj jų Kailis Kirvesas ir Aurimas Majauskas. 72-74 ir kiek daugiau nei pusę ketvirtojo kėlinio dar prieš mūsų akis. Bui prieš Childressą. Neitas Johnsonas. Bui puikiai suranda, tiesiog Sudrasko Neptūno gynybą suranda visiškai laisvą Tomašą Pavelką po krepšių ir Slovako turbūt vieni paprasčiausių 2 taškų jo karjeroje. Kaip gražiai tenais tiesiog pagąsdina Bui, kad mes iš tritaškio 2 Jonavos komandos žaidėjai tuo patikė ir Bui gali lengvai įsiveržti į baudos aikštelę, kur ten jau labai yra paprasta jam atlikti tą perdavimą. Čia užstrigusi Jonavos į bet ataką Childressas, 3 sekundės metimui. Numeta kamuolį Kirvesui, šis jau matęs, koks tragiškas bus jo tritaškis, bėgo kovoti dėl kamuolio, bet nepavyksta to padaryti ir beje panašu, kad visada 2 žaidėjai po užtvaros eina prie Childressos, siekia, jog atsikratytų kamuolio šis vidualiai žaisti mėgstantis žaidėjas. Taip, o čia po susikeitimo Hesonas lieka prieš mažesnį Childressą, vėl metimas nuo lentos, ką matėme jau ne kartą šiandien, bet jis netaiklus. Ten Kirvesas gerai atsitvėrė Pavelka, o čia klaida lygioje vietoje ir 3-1 Neptūnas nepataiko Bui iš po krepšio ir ten kovoja Martynas Arlauskas ir laimi šią dvikovą Jonavos į bet. Ir vėl, koks gali būti tai kertinis momentas. Tu puoli 3-1. Būtent. Nepataikai iš po krepšio, tada turi ten antrą, tokį pusiau trečią šansą. Jo neišnaudoji, vienas likęs Jonavos į bet krepšininkas laimi dvikovą ir dar išprovokuoja pražangą. Ir toks emocinis pakilimas dabar. Taip, ir čia Jonavoje po tokio epizodo skelbiama vandens pertraukėlė. Čia ir Neito Johnsono prisitraukimai prie krepšio. Na, o čia turime Kreišmontą prie baudų metimo linijos. Taiklus Lukas Kreišmontas nuo baudų metimo linijos mažina skirtumą iki 3. Na, tas, sakykime, skirtumo diapazonas maždaug toks ir yra. Nuo -4 iki -2. Tavo paskaičiuota informacija prieš rungtynes, kad per 3 mačus šiame sezone komandos yra sužaidusios lygiai. Šiandien labai puikiai tinka šiam mačui. Taip, užtrukau gerą pusę minutės. Smagu, jog investuotas laikas atsiperka, o čia Bui išsilaiko ore, gal tą ir minėta pusę minutės, bet nepavyksta nei išprovokuoti pražangos, nei pelnyti taškų. Arlauskas kitoje aikštelės pusėje lygina rezultatą, įveikia Tomašo Pavelkos gynybą ir beje, Tomašas Pavelka jau kurį laiką o aikštelėje gal kiek ir nuvargęs Slovakas. Dar vienas puikus Martyno Arlausko epizodas. Ten kairė ranka iš dešinės pusės, tai yra sunkus metimas. Čia sunkus metimas ir iš Neito Johnsono jis pataiko kamuolį atšokus nuo lanko ir siunčia bučinį kažkuriems iš sirgalių. Ir koks atodusis Jonavos į bet, visi tiesiog jau galvoja, jog apsigynė komanda, ypatingai ir iš Bogdano Blizniuko, kuris šiandien negali rungtyniauti. Majausko atsakymas, taiklus tritaškis. Kyla Jonavos į bet sirgaliai, rezultatas 79-79. O čia Klaipėdos Neptūno paprašyta vandens pertraukėlė. Bet Filkel marškinėliai, bet galvoja, Smelioje kažką sugalvotų. O čia 21-asis Neptūno numeris Arnas Beriučka gražino kamuolį į aikštelę. Na, aikštelėje reikalai tikrai įdomus ir intriga išlieka iki paskutinių minučių. 79-79. Neitas Johnsonas prieš Aurimą Majauską. Numestas kamuolys Pavelkai. Išmuštas iš Slovako kamuolys Bui. 1-1. Metamas kamuolys jau į kovą. Beriučka aidins sirenai. Atakos laiko sirenai netiksliai ir Jonavos į bet. Gali atsakyti greitai. Ne ta ataka, kurią norėjo matyti Jorgos Vovoras, per daug improvizacijos ir ten Neitas Johnsonas, man atrodė, kad galėjo atakuoti iš po krepšio ir po to jau prasidėjo tiesiog bet kokie bandymai mesti link krepšio. Kokį bloką čia Pavelka išrašo Simui Jarumbauskui. Na čia sumūrijo, atrodo, Simą Jarumbauską.
į arenos parketą Pavelka, antrasis toks jo epizodas. Blokas buvo kitoje aikštelės pusėje, bet kontaktas su kamuoliu toks, kad mes čia girdėjom. Tikrai įspūdingas dar vienas Slovako epizodas. Dar turbūt prisideda ir tai, kad jam ir pašokti reikia tokius blokus atlikti. Simas Jarumbauskui tą metimą jau ir taip apsunkino kitas Neptūno žaidėjas, tai Pavelkai čia beliko tiesiog. Ten tiek nepadarus epizodas, kad net Pavelka pasodino Vovaras ant suolo. Gražina Zeino Watermano ir Malso Hesono priekinė linija gerokai mobilesnė. Iš esmės 2/4 numeriai dabar žaidžia ir taiklus Brito puskaplis. Ir atrodo, kad patogiai jis jaučiasi gavęs kamuolį tame vidutinėme nuotolyje, arba atakuoja pats, arba matome dabar daro kelis driblingus, pataiko tokį gana sunkų metimą dešinę ranką ir tempia Neptūno komandą vėl į priekį. Čia perima kamuolį Klaipėdos Neptūnas. Taip, nemažai minučių žaidžia naujokas, jau virš 16 minučių šiandien. Kaip minėjom rungtynių pradžiai, Deividas Gailius negali rungtyniauti. Dešiūras Bui gauna kamuolį atgal iš Zeino Watermano, veržiasi į kairę, arbitrų švilpukas dar prieš tą epizodą panašu. Ir čia pražanga, man atrodo, buvo toliau nuo kamuolio, galbūt Simas Jarumbauskas prasižengė trečiąjį kartą. Taip ir buvo, taip. Ir čia įsimūrijo į Simą Jarumbauską Zeinas Watermanas. Neteisus 7-asis jo namosi, bet numeris papildęs komandą jau sezono eigoje. Na ir čia kažkiek gal sukrestas Zeinas nepataiko pirmosios baudos. Peržengė jau komandinių pražangų limitą. Abi komandos asmeninių pražangų limitą peržengęs ir jūsų ekranuose buvęs DJ Briutonas. Nepataiko dviejų baudų Zeinas Watermanas, kokie netaiklus baudų metimai. Na, šiandien puikų mačą žaidžiantis Watermanas dabar tokiu metu prameta abi baudas. Čildrasas išprovokuoja Hesono pražangą. Čia prašo dar peržiūros Neptūno naujokas, bet tiesą pasakius, bent jau iš pirmo, net iš karto žiūrint gyvai tą epizodą, panašu, kad tiesiog įžengė į metiko zoną. Čildrasui metant, pažiūrėkite, kiek jis tiesia į priekį kojas ir tas būtent ir sutrukdo Hesonui, atrodo, išvengti šio kontakto. Na, bet Hesonas iš esmės žengia tą vieną kitą žingsnį į priekį, tai pagal, kiek žinau, pagal įstatymo raidę, na, ta pražanga tikrai turi būti fiksuojama, būtent konstitucija. Pagal KT. Ne, bet Kęstučio Pilipausko konstitucija. Tai, būtent. Nėra lengva išvengti to kontakto, kai žaidėjas šoka tiek į priekį. Tai būtent tokie žaidėjai ir daugiausiai išprovokuoja pražangų mesdami iš toli. Bet čia didžiulis momentas rungtynėse, kuris įtraukia abiejų komandų naujokus. Taip, ir kadangi, kiek girdėjau, tu mesdamas tritaškį labai dažnai šokdavo į priekį, tai puikiai žinai iš tos perspektyvos. Nežinau apie ką. Čia galimai netikra informacija ir visi kiti dalykai. Čia Žygimantas, malonu, kad Malsas Hesonas iškart žino, kieno paklausti apie ir LKL tendencijas ir taisyklės. Niekas geriau to nežino, kaip Žygimantas Janavičius, kuris jau ne vieną dešimtmetį šioje lygoje fiksuoja. Taikli trečioji Brendono Čildraso bauda lygina rezultatą, Seibet naujokas 81, o Čildraso sąskaitoje 10 taškų ir bent labai trumpam sėdasi atsisėsti, jau vėl yra pasiruošęs grįžti į aikštelę, kuomet iš gynybos persikels veiksmas į puolimą. Čia Pacevičius likęs prieš Martyną Arlauską su 4 pražangomis, perdavimas per visą aikštelę Neitui Johnsonui. Gražiai juda kamuolys, bet iš to Neptūnas geros situacijos kol kas nesusikuria. Bui per iškeltas Majausko rankas netiksliai ima ten kamuolį Beručka, krenta ant parketo, nėra pražangos ir Jonavos Seibet gali įgyti bent minimalų pranašumą. Daug kontakto, Arlauskas iki galo ir stos mesti 2 baudos metimų. Ir identiškas epizodas buvo pirmoje rungtynių pusėje, ten pražanga buvo Martynui Arlauskui. Dabar pažiūrėkime dar kartą, jis veržiasi, daug kontakto šiame epizode ir pražanga šį kartą besiginančiam žaidėjui. Martynas Arlauskas, dar vienas jo agresyvus prasiveržimas, gali uždirbti taškus Jonavos Seibet komandai. Bet ten labai agresyviai, gerąją prasme, Martynas Pacevičius paskui šoko sutrukdyti Martynui Arlauskui ir turbūt irgi galime pagirti tokį sprendimą, tiesiog neleidžiant krepšininkui pelnyti lengvus 2 taškus po jau užfiksuoto kontakto.
Martynas Arlauskas nepataiko antrojo baudos metimo, taip kad būtent minimali Jonavos Sibet persvara jau netrukus prasidėsant ir paskutiniai minutiai. Bui gauna Urmo Majausko bloką, ganėtinai primityviai čia Dešiūras Bui bandė įveikti Jonavos Sibet gynybą. Nepatinka vaizdas aikštelėje Jorgo Vovorui ir graikas ima antrąją savo vandens pertraukėlę. Na, negalima sakyti šiose rungtynėse, o ketvirtajame kėlinyje, kaip žinia, šios komandos yra žaidusios šį sezoną jau ir 2 pratęsimus. Atrodo, kad Jonavos ir Klaipėdos komandų susitikimuose šiame sezone viskas sprendžiasi paskutinėse atakose ir čia labai daug svarbių momentų nutiko ir per paskutinę minutę. Jonava prametė tikrai ne vieną baudą. O dabar Dešiūras Bui ir Klaipėdos Neptūnas turi 14 sekundžių šiai atakai, po to, kai Bui gavo bloką besiverždamas. Būtent jis grąžins kamuolį į žaidimą. Čia Švilpukas dar negrąžinus kamulio žaidimą ir Lukas Kreišmontas baudžiamas asmeninė pražanga, siunčiančia Martyną Pacevičių. Tai jau net, sakyčiau, ne vieną minutę. Tiesiog pražanga prieš išsimetant kamuolį į žaidimą. Martynas Pacevičius galės bent kažkiek pagerinti tą savo procentą. Ir dar, kadangi teisėjai ėjo peržiūrėti šio epizodo, Jorgas Vovoras turėjo galimybę nubraižyti dar vieną derinį, išsimenant kamuolį iš šoninės linijos. Labai netaikli dar viena Martyno Pacevičiaus bauda, 2 iš 7 šiandieną, 10 taškų yra pelnęs Martynas, bet beje tik tai 2 kamuolius atkovojęs. Aišku, turbūt dar daug naudos, tiesiog atsitveriant pagrindinius varžovo aukštaūgius ir leidžiant tos kamuolius susirinkti komandos draugams. Neitas Johnsonas perduoda kamuolį Dešiūrui Bui. Pacevičius, jo užtvara Bui, Bui kampą Beručkai, Beručka šokdina Jarumbauską. Nusimeta kamuolį Beručka Neitui Johnsonui, Neitas Johnsonas netiksliai, bet ima kamuolį Watermanas ir ten be pražangos, na bent kuriam laikui apsigina Jonavos Sibet. Wow. Ir jau antras toks epizodas iš eilės. Neptūnas atsikovoja kamuolį puolime ir čia apačioje, kuomet jie nuleidžia kamuolį, Jonavos Sibet komandos gynėjai tiesiog iškrapšto jiems tą kamuolį iš rankų. Bet ir vėl tai Jonavos Sibet energija. Taip, jei nebūtų 3 žaidėjai apspitę Zeino Watermano, na nematytume. Matytume 2 taškus, o ne Neptūno atakos pratęsimą, kuris jau dabar Bui prieš Kirvesą. Palankus match-upas amerikiečiui, netikslus 3 taškis, bet vėl nuo Jonavos Sibet krepšininko nuo Simo Jarubausko palieka kamuolys aikštelę. 18 Klaipėdos Neptūno atkovotas kamuolys puolime. Komanda tikrai nepasižymi centimetrų, komanda tikrai nepasižymi gynyboje, bet su 18 antrųjų šansų pirmauti rungtynėse 1 tašku yra įspūdinga. Na, čia jau labai ilgai besitęsantis Neptūno išpuolis, Pacevičiui mestas kamuolys, pražanga Lukui Kreišotui ir, na, nežinau ar vienu metu, bet tikrai visi 5 Neptūno krepšininkai parodė nesportinės pražangos gestą. Ten tikrai, na, tikrai kieta Luko pražanga. Nebuvo kirtimo veiksmo, taip kad nebuvo Kirsk Pacevičiui siekiant jį siūsti prie baudų metimo linijos. Na, bet kaip ir minėjai, aišku, varžovų centras 2 iš 7. 2 iš 7, 5 iš 17 BCF LKL prieš Jonavos Sibet. Ir, na, Kreišmontas neturi ūgio tiek apsiginti prieš Pacevičių iš po krepšio. Tai nenorėjo atiduoti 2 lengvų taškų. Dabar Pacevičius turi tuos taškus užsidirbti. Ir Augustai, beje, Neptūnas šiandien 8 iš 17 baudų metimo linijos, 47% pataikymas, kurį dar labiau blogina tas pats minėtas Martynas Pacevičius. O po šių rungtynių iš karto kelsimės į Vilnių, kur Vilniaus Rytas priims Panevėžio Bet Lietkabelį. Tikėkime ten tokios pat intrigos, kokią matome čia. Martynas Pacevičius 2 iš 9 nuo baudų metimo linijos. Ir kokia gera Luko Kreišmonto pražanga. Taip, čia Čildresas šokdamas į šoną pataiko 2 taškus, pretenduoja tapti iš karto Jonavos Sibet fanų numylėtiniu. Bet Čildresas nenori atsikratyti kamuolio, prisiema visą atsakomybę ant savęs jau pirmajame mače už Jonavos Sibet komandą ir pataiko kol kas svarbiausią šio mačo metimą. Taip, iki tol buvo pataikęs 2 metimus iš 6.
Bet tikrai iš tų žaidėjų, kuris nebijos atsakomybės, o čia Dešiūras Bui, dar vienas žaidėjas, kuris tikrai gali imtis iniciatyvos, perduoda kamuolį Girdžiūnui, kyla iš po užtvarų Neitas Johnsonas. Neitas Johnsonas šokdina varžovą, nepataiko, Watermanas ima kamuolį ir šį kartą jau be pražangos nuo Zeino Watermano metimo apsiginti jonaviečiam nepavyksta. Ten viską padarė labai gerai Jonavos komanda. Neitas Johnsonas ieškojo pražangos ties tritaškiu. To jam nepavyko padaryti, metimas labai netaiklus, bet su tais antraisiais šansais jiems šiandien tvarkytis yra tikra katastrofa. 19 Neptūno atkovotas kamuolys puolime. Taip ir naudingiausias Klaipėdos Neptūno krepšininkas būtent ir stos mesti baudos metimų. Zeinas Watermanas 18 taškų, 22 naudingumo balai, bet prieš tai tiesa 2 baudas jau prametė šiose rungtynėse Zeinas. Taip kad išbandymas ir jo nervams. Netaiklus Neptūno aukštaūgis, na ir šiandien 8 taiklus baudos metimai iš 20. Tragiškai, bet tokio pataikymo net nesu matęs, iš tikrųjų turbūt šiek tiek pagerina Zeinas, mažina skirtumą iki 2 ir dabar Jonavos IB. Svarbiausia išsimesti, nėra paprasta tai padaryti, stiprus perdavimas Kreišmontui, nėra kol kas klaidos. Brendonas Childressas persivaro kamuolį į kitą aikštės pusę ir Neitas Johnsonas pažeidžia taisyklės, bet sudegina nemažai sekundžių Jonavos IB, jau tik 6,6 lieka žaisti 4-ame kėlinyje. Na, gerokai per daug čia laiko užtruko Klaipėdos Neptūnas, kol prasižengė. O Jorgos Voveras nori peržiūros. Įdomu tik ką peržiūrės šios atakos metu. Na, ar jis nori, kad jo komandai pražangas sugriežtintų savo komandai? Na, galbūt liktais buvo, gal tas Bernas Beriučka rodė išsimetimo gestą, galbūt tas ar per 5 sekundės spėjo, bet tai tikrai nėra peržiūrėtinas veiksmas taisyklių knygoje. Taip kad mes tiesiog žiūrime Brendono Childresso baudų metimus, o jis jos meta gerokai taikliau nei visa Klaipėdos Neptūno komanda. Jau 7 jo taiklus baudos metimas iš 8 šiandien. Na ir Childressas čia, jeigu pataikys, jis to nepadaro. Bet Neitui Johnsonui slysta kamuolys iš išmuša ir panašu, kad tai jau bus viskas. Dabar jau Lukas Kreišmontas galės uždaryti rungtynes. Mantas Černius jau kiek ramesnis, aišku, tikrai irgi įspūdingai paleidė didžioji dauguma sirgalių Jonavoje. Na, tikrai arti 6-osios pergalės yra Jonavos IB ekipa ir pagal tai susilygintų su Klaipėdos Neptūnu. Prameta dar pirmąją baudą Lukas Kreišmontas. Na, pamatysime dar mažą Neptūno stebuklą Jonavoje. Pataiko antrąją baudą ir uždaro rungtynes. Sibet, na, galima sakyti, senbuvis Lukas Kreišmontas, jau +4 Jonavos IB, dar Dešiūras Bui per visą aikštę netiksliai. Taip kad viskas. Geros rungtynės, kaip sakė Augustai, įspūdingas tempas, gera Jonavos IB energija. Rungtynių rezultatas 86.